Sveiki visi prisijungę prie Pokyčių namų tinklalaidės Laikas pokyčiams. Šiandien su manim yra Pokyčių namų bendruomenės psichologė, psichoterapijos kandidatė Simona. Ir su ja šiandien paliesime tikrai aktualią ne vienam žmogui temą, tai yra apie asmeninį augimą, tobulėjimą, na ir turbūt tam tikrą prasme, kaip nenueiti į perfekcionistinį tobulėjimą. Labas, Simona. Labą. Tai ačiū labai, kad šiandien sutikai pasikalbėti su manim. Tokia turbūt labai aktualia tema apie nuolatinį augimą, nes iš tikrųjų turbūt mūsų visuomenė yra, ar ne, tas toks momentas, kad turim tobulėti, turim augti, turim keistis, turim čia būti kažkokie. Tai turbūt labai svarbi tema, kaip tame rasti kažkokį balansą, tai labai ačiū, kad pasidalinsi. Tai gal ir norėtųsi pradėti šiandien nuo to, kas tas nuolatinis augimas, kaip čia jis suprantamas toj mūsų visuomeniai ir galbūt kur čia tas žmogus yra, ar ne, kaip jisai čia tame nuolatiniam augime yra, ar būnasi jam. Man atrodo, tokia nuolatinis augimas, na kaip, augimo bendras apibrėžimas, ar angliškai tas self-growth, tai ir turi savyje, bet kokiu atveju, kad tai yra toks tęstinis, toks tobulėjimas, naujų dalykų mokymasis ir ėjimas. Mes, kaip žmonės, paprastai bet kokiu atveju vietoj nestovim. Bet kada, jeigu mes sustotumėm ir pasižiūrėtumėm, kokie mes buvom prieš metus, labai retu atveju būtų taip, kad niekas nepasikeitė ar aš nepasikeičiau. Galbūt kartais tai yra tik mažas kažkoks dalykas, gal kažkokia nuomonė, gal kažkas tik tais pasikeitė, bet mes vis tiek nuolat su aplinka bendraudami, būdami joje, kažkas ar mumise nusėda, ar mes kažką sugalvojam, savo pasiemam, paliekam ir mus kažkas pakeičia, arba mes patys pasikeičiam, ar ne. Ir galbūt tas toks nuolatinis augimas atsiranda tada, kai visa dažniausiai aplinka ir ypatingai, sakykime, vis dėlto galime mes pasižiūrėti tą tokius laiko tarpus, ar ne, po covidinis tas laikotarpis, kai buvom daugiau laiko, mažiau buvo ką veikti ir labai tos socialiniai tinklai, taip sakant, suvešėjo ir atsirado tas prieinamumas to visų tobulėjimo, žiūrėjimo informacijos ar apie psichologiją, apie save. Ir prasidėjo tas toksai, kad dabar tiek daug skirtingų dalykų, kuriuos mes galime nuveikti, pasidaryti ir atrodo tas pasaulis toks didelis ir atviras, nes mūsų telefone jis yra didelis ir atviras ir kartais tame galima, pasimesti ir manau, kad yra labai daug tikrai labai gerų dalykų, kalbant apie tą asmeninį augimą, kuris yra būtinas tiek mūsų psichologiniai geroviai bendrai, tačiau yra ir tam tikrų spąstų tame ir dalykų, į kuriuos labai svarbu atkreipti dėmesį ir apie juos pasišnekėti ir atpažinti savyje. Aš iš tikrųjų dabar, kai kalbėjai, tai pagalvojau, kiek daug klientų turiu, kurie sako, o žiūrėjau tokią tinklalaidę, klausiausi to, ėjau mišku, užsidėjęs ausines, klausiausi, ten ar matėt tą laidą, ar matėt apie tai. Ir kartais galvoju, kiek daug tos informacijos iš tikrųjų, kur tu kaip žmogus gal net nebūtinai spėji, aš tai daduosi sąrašiuką, tą perklausyt. Ir galvoju, kiti taip kažkaip labai daug klausosi ir turbūt tame irgi tų, kaip minėjai, grėsmių kažkokių, ar ne, yra. Yra vienas toks psichiatras, irgi YouTube, save vadina Dr. K arba daktaras K. Ir kaip tik klausiau irgi šnekėjo apie tą tokį, kur atrodo, mums pradeda atrodyti, kad jeigu mes klausom, jeigu mes skaitom ir daug klausom, daug skaitom, užsidedam išsisaugojam, kad jau tarsi, mes ir augam, tobulėjam, kažkas vyksta, bet ar iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, nes ateina klientai irgi, kaip pas pačią, sako, tiek skaičiau, klausiausi, bet niekas nesikeičia, arba vis tiek jaučiuosi blogai, nes yra priežastis, kodėl mes pradėjom klausytis tų ar podcastų, ar žiūrėti reelsus, ar žiūrėti tiktokus, ar kažką, yra kažkokia priežastis. Tai kokiagi yra ta priežastis, kuri mus atveda, nes kaip dirba mūsų smegenis, mes galim labai lengvai užsisukti tam tokiame cikle, kur
sakykime, priežastis, ar ne, kodėl, galbūt mane kažkas paliko, aš jaučiausi blogai tuo metu ir ieškojau, kaip save nuraminti. Na, mūsų smegenim, jeigu tas poreikis ateina iš emocijų, mūsų smegenim reikia surasti, noras yra, kaip su tom emocijom sutvarkyti, nes svarbiausia yra pašalinti tą kažkokį blogą jausmą. Atsidarom mes Instagramą, Reelsas kažkoks motyvacinis, mums tinka, mus įkvepia, mes pasijaučiam geriau ir jau atrodo, kad, čia to reikia, išsisaugom, čia man atrodo protinga, aš čia tą ir darysiu toliau. Praeina kažkiek laiko, vėl tas pats jausmas, ką mes darom, ką mūsų smegenis norėjo daryti. Aš pažiūrėjau tą motyvacinį reelsą, šiaip jaučiausi gerai, atsidarysiu, pažiūrėsiu dar ir vėl kažkaip geriau. Ir tas toksai užsisuka dalykas, kur atrodo, kad mes po truputį geriau jaučiamės ir kad kažkas keičiasi, kad mes galbūt su ta kažkokia emocija susitvarkom, o iš tikrųjų mes tiesiog atitolinam ir nedirbam su tuo jausmu ir su ta situacija, kuri tos jausmus sukėlė. Tiesiog tas toks trumpalaikis. Dėl to tas poreikis didėja. Taip. Patraukti, kad dar, kad tik tą jausmą kuo toliau nustumti. Ir būtent, ir labai daug to turinio yra padaryti būtent taip, kad užkabintų. Kad užkabintų ar kažkokią emociją, ar kažkokių klausimų, ar kažką užkabina. Ir kadangi viskas yra šiaip daug kas per algoritmus, tai jeigu mums yra kažkoks svarbus klausimas, mes daug apie tai ir gausim. Mes ir ieškosim tam tikros informacijos ir tai gali suteikti tą tam tikrą laikiną palengvėjimą. Tačiau ar tikrai mūsų tas žinios ir tas žinojimas persikelia į tą tikrąjį gyvenimą ir į tos veiksmus. Nes atrodo, jaučiuosi dabar motyvuotas kitaip prieiti prie santykių, bet atsiduriu situacijų, kur turiu realiai šnekėti su žmogum ir vėl tas pats, arba vėl bijau, arba vėl nerimas, arba dar kažkas iškyla. Vadinasi, tikrai dar nebuvo kažkaip tai į save paimta, suintegruota ir tos informacijos daug, bet ką su ją daryti, labai retai būna pasakoma, ką daryti su šitą informaciją. Čia tau, išeik pasivaikščioti ir bus geriau. Gerai, o kas vyksta, kai aš vaikštau? Dar atrodo, čia viena dalis ta tokia, kur daug informacijos, kita dalis atrodo, kad labai tada tobulumo, tą perfekcionizmą tokį užkelia, tobulumą, turiu aš būti toks, labai duoda daug irgi informacijos, ar ne, ir žmogui turbūt irgi tame sunku, kiekvieną kartą tau sako, kaip ir tu kitą kartą elkis geriau, tai tu vis tiek netoks kažkoks esi, ar ne, toje visuomenėje. Taip, ir tai yra labai dažnas jausmas ir labai daug žmonių iš tikrųjų, ir dirbant ypatingai su trauminiais patyrimais, labai dažnas tas toks tikėjimas žmonių yra, kad aš esu nepakankamas kažkurioje vietoje ir tai ateina labai iš anksti. Ir su tuo tokiu nuolatinio tobulėjimu, ar ne, labai lengva įsisukti, kur tau dar labiau patiki, kad aš vis dėlto gal ir nesu pakankamas šitoj vietoj ir man reikia kažką būtinai apie save keisti, nes aš žiūriu daugybę žmonių, arba žmonės sako, arba aš matau medijose į visokius influencerius ar kažką ir tai atrodo kaip siekiamybė, kad jeigu tik tais aš kažką apie save pakeisiu, tai jau pasikeis ir tas tikėjimas apie save, tačiau kartais tai būna giluminiai dalykai ir vėlgi augimas pats iš savęs, tai yra būtinas dalykas ir mes tikrai keičiamės ir atrasti tuos dalykus, kuriuos mes norime pakeisti arba elgtis kitaip, nes suprantam, kad tam tikri mūsų išmokti dalykai, kurie galbūt veikia anksčiau, dabar sukelia sunkumų ir aš norėčiau, galbūt kažkaip kitaip į dalykus reaguoti ir dabar keisios. Tai čia ateina iš manęs, ar ne, iš žmogaus. Tačiau labai dažnai tas poreikis keisti, judėti ateina iš išorės, nes mes matom, mums kažkas sako arba mums atrodo, kad mes turėtume kažką daryti. Kai iš sesijos, jeigu tam būtų žodis turiu daryti, kaip ir nieko neturi daryti. Čia iš kur ta tokia motyvacija ir noras keistis vėl ateina. Ar tai yra viskas susijęs su kitais žmonėmis ir su išore, kad aš pasikeisiu ir kažkas ar kitų požiūris pasikeis ar kažką, ar tai yra kažkas, ką aš apie save supratau
ir va dabar norėčiau kažkaip judėti į kitą pusę, arba ar man reikia mokytis va, dėl savęs, nes aš noriu kažką pakeisti, ar dėl to, kad tai atrodys gerai kitų akise. Tai yra du skirtingi dalykai ir labai galima pasimesti, kada sustoti. Jeigu mes neturime tam tikro tikslo, tai kada mes sustojam, nes bendrai tas savęs tobulėjimas arba gerumas tai yra priemonė kažką pasiekti, tai nėra tikslas. Augimas nėra tikslas, tai yra tarsi kaip priemonė, kaip būdas kažkur atsidurti, kažką pasiekti. Tai mums reikia turėti, dėl ko mes darom, o dažnai užsisukus vat į tos ciklus mes nesuprantam, o kodėl iš tikrųjų mes pradėjom ir kodėl, kas bus, kai mes pasieksim. Ar mes žinosim, kada mes pasiekėm tą ribą, kai galim tiesiog, sustoti. Jau gerai. Jau gerai, kada jau bus gerai, taip. Galvoju, ar įmanoma taip sąmoningai suvokti savo, kad va dabar jau, dabar jau tinka man, koks esu, kaip yra, kaip būna, nebesiekti kažko, ar ne? Kartais žmonės net bijo, kad, o jeigu aš sustosiu, tai kaip čia dabar bus? Tai kaip aš čia atrodysiu, pasiekiau, jau pasiekiau savo kažkokią viršūnę asmenybės, ne? Kaip tada, kaip nebijoti turbūt ir kaip suprasti, čia jau viskas, ne viskas, ar yra tas baigtinis iš vis taškas, kažin, žmogaus gyvenime? Gal tokio visiškai baigtinio ir nėra. Tačiau sustojimas gali būti labai svarbus, kur taip save permastai ir netgi iš tų visų, sakykime, ar mindfulness, ar tų buvimų momente, kad sustoti ir pasižiūrėti, kur aš dabar esu, ką aš nuveikiau, kaip buvo dalykai prieš metus, kas yra dabar ir ar aš jaučiuosi kažkaip kitaip. Ar aš iš tikrųjų pakeičiau tuos elgesio dalykus, kuriuos norėjau. Pavyzdžiui, galbūt mano tikslas buvo, aš supratau, kad aš labai komunikuoju gal nelabai aiškiai. Arba niekada neišsakau, ko aš noriu ir tikiuosi, kad mane supras ir perskaitys mano mintis. Aš tą supratau ir galvoju, gerai, kaip, man reikia kažką keistis. Tai ar aš pradėjau, tai toks klausimas savo, jeigu mano buvo toks tikslas, dabar pasižiūrėti, tai ar aš pradėjau tai iš tikrųjų taikyti savo gyvenime ir su žmonėmis, mėginti pasakyti, ko man norisi ir kas vyko. Nes vienintelis būdas, ypatingai su elgesio keisti, tai yra daryti. Darai, nes jeigu tu 10-20 metų elgeisi vienu būdu, ir dabar norisi, kad, nes pasižiūrėjus daug video atrodo, kad čia aš supratau, pagalvojau ir dabar pradėsiu daryti ir pasikeis, kad tai vis tiek reikės per bandymus daug kartų mėginti ir daryti, kol tai taps įpročiu ir tokių dalykų ir tuomet galim pasižiūrėti, kas bus. Bet kaip gerą dalyką palėtei, kur sakai, sustoti yra baisu. Tai iš tikrųjų yra baisu. Tačiau tai yra esminis dalykas, nedaryti nieko kartais. Ir kas tuomet iškyla, kai aš sėdžiu ir nieko nedarau? Ar aš galiu su tais jausmais pabūti? Nes daugeliu atveju pirmą kartą mėginant, ypatingai pratus labai daug veikti, nuolatos būti veikloje, bus sunku. Labai nepatogumas, kažkoks nerimas sukils. Ir kaip tame diskomforte išbūti, nes bet koks augimas vis tiek atneš kažkiek diskomforto. Ar apie save augi, ar kažką keiti, tai gali sužinoti dalykų apie save, kurių gal niekada negalvoji. Ir su tuo reikės kažkaip išbūti. Tai tas galimybė ištoleruoti tą tokį kylantį nerimą, sakykime, netgi ir per kvėpavimą. Tame nieko nedarime, tas toks ilgas, lėtas kvėpavimas, tik tais 3 kartus per minutę, kur per 10 įkvėpi ir per 10 įkvėpi ir tie 3, kur nusiramini, tom nerimo mintim neseki ir tuomet mokaisi išbūti ir tame nieko nedarime, kur ir priimti save galiausiai šitoj vietoj. Turbūt labai sunku priimti save. Taip. Labai dažnai tą
minim, priimk save, mylėk save toks, koks esi ar ne. Ir turbūt su tuo irgi ateina ir to natūralaus augimo arba kažkokio, ir mokymosi ir panašiai. Bet labai sunku kartais yra tas priimk save. Toks vienas sunkiausių momentų turbūt gyvenime. Aš visada, sakau, su smalsumu pasižiūrėti save, ar ne, nes mes labai greitai kartais save teisiam ir atrandam dalykų, kurie mums nepatinka ir kuriuos mes norime pakeisti. Tai kažkokios mūsų tos dalis, nelabai skanios, kažkas mums labai nefainai jaučiasi ir mums norisi, tas irgi iš kur tas augimas ateina, nes aš noriu nusikratyti savo tam tikro elgesio, nes man jis nepatinka, o gal man kažkas pasakė, kad taip nederėtų elgtis arba kad čia taip negražu ir aš jau dabar nustumsiu, išmoksiu kažkokių kitų dalykų. O aš visada sakau, o ką tai mums pasako? Man įdomu, ateis klientas ir sakys, aš labai supykstu. Vyksta kažkokia diskusija ir aš labai supykstu. Ir mane išvadina visokiais žodžiais ir vadina piktų žmogum. Ir aš nenoriu būti piktų žmogum. Aš sakau, ir pyktis daugelį žmonių gąsdina. O man tai yra, man smalsu, man iš karto įdomu, ką tas pyktis veikia, ką jisai daro, kokią jis galbūt funkciją yra atlikęs. Tai taip pat ir žmogus gali save pasižiūrėti, gerai, gal nenorėčiau taip elgtis, tačiau kažką man tas pyktis sako. Ką tu man dabar pykti sakai? Ir su tokiu, ir suprasti save, kad, tas toks, nebūsime mes niekada tobuli. Kažkoks tas standartas siekiamas, gali labai apsunkinti dalykus. Tas savęs priėmimas, tai, yra ne tik, kad tiesiog, kad aš viskas kaip esu, dabar nieko nesikeisiu, nieko nedarysiu. Tas savęs priėmimas yra, kad, aš visoks ir ką tas mano visoks man reiškia ir ką veikia mano gyvenime. Žinai, beklausant viena mintis irgi kilo, atrodo, visada norim keisti tai, kas blogai. Kas gerai norim palikti, bet turbūt tam augime galime stiprinti tai, kas gerai dar. Kad ne tik kreipti dėmesį tai, kas, numeskim, kas blogai, bet gali kartais tas blogai šalia eiti stipresnio gerai kažkokio, tai mūsų turbūt. Tai tikrai yra taip, kad mes galim pastiprinti ir tuos dalykus, kuriuos mes norime matyti. Kai mes save geriau pažįstame ir tikrai knygos ir tie patys podcastai ir visa kita, mums gali padėti galbūt atpažinti dalykus, kurie, tas yra tikrai ar mano stiprybė, galbūt čia kažkokia silpnybė, norėčiau tą stiprinti. Ir kartais netgi ir tos dalis, kurių mes norėtumėm nusikratyti, gali mums padėti ir mokytis pastiprinti tuos dalykus, kuriuose mes esam stiprus. Ir kartais tai nėra netgi du skirtingi dalykai. Jeigu kalbėtumėme apie tokį dalyką kaip, kontrolė, ar ne, dažnai tikrai klientai ateina, aš čia su kontrolės dalykais noriu, čia man sako, kad aš kontroliuoju, ar čia aš per daug, ar čia per mažai, ar atrodo, kad aš neturiu kontrolės gyvenime, ar ne. Tai pavyzdžiui, kontrolė tai gali būti du dalykai, tu išmokai ir tikrai išmokę dalykų, kad gali organizuoti dalykus, susitvarkyti, nėra sunkumų tose. Tuo pačiu kartais gali būti ir per daug, norisi pradėti ir mažus dalykus, ten puodelis ne ten padėtas, čia turi būti taip ir pereina į tuos dalykus. Tai mes galime pasižiūrėti, kaip padėkoti tai savo kontroliai, kad labai daug ką padėjo ir suprasti, kad stiprinam tuos dalykus ir judam toliau, kad tai yra svarbu, tačiau galima pakeisti, kaip mes žiūrim į tam tikrą kitą dalį. Tai tikrai tie pokyčiai ir, kaip sakau, tai iš vidaus ar ne ateina, kad ar tai ateina iš neigiamos emocijos, kas dažniausiai būna labai neapibrėžtas dalykas ir kada yra tas augimo pabaiga, ar ne. Jeigu ateina dėl to, kad mes norim nusikratyti kažko, dažniausiai irgi ne visada pavyksta, nes jeigu mes tiesiog nustumėm ir mėginam pamiršti, tai irgi kažkurioje vietoje gali išlysti ir gali reikėti tiesiog tos papildomos pagalbos. Visada sakau, sužinai kažką apie save, dabar kaip galima būtų tai paversti veiksmais. Kaip tą žinojimą, kuris, tikrai jo yra labai daug tų žinių, kaip tai paversti kažkokį veiksmą, kuris padėtų judėti į priekį, kuris tas supratimas, kad jis kažkur vestų. Ar pavyzdžiui, ta neigiama emocija, tu suprasti, kad tai yra situacinis dalykas ir atsidūrus vėl panašioj situacijoje, jau žinoti, kad
galbūt tas, kad mane paliko, nebūtinai yra, kad aš esu kažko nevertas, o galbūt tai tiesiog buvo kažkokie kiti dalykai ir aš galiu judėti prieki ir bandyti dar kartą. Tačiau tai reikalauja tokio gebėjimo išbūti tokiam šiek tiek ir neaiškume, kuris augimo metu yra visiškai neišvengiamas ir nepabėgti į tą tokį greitą, galbūt tokį savipagalbos ir 100 video išsisaugojimą ir niekada negrįžimą prie jų netgi. Ir čia galvoju, tą paversti į veiksmą. Vienas sunkiausių turbūt momentų - žinojimą paversti į veiksmą. Ir būna žmonės bando, bet tarkim, konfliktas, vėl aprėkiau, norėjau nerėkti, ne? Ir 3 kartą ir vis tiek rėkiu, ne? Ir 4 kartą, ir 5. Būna ir numoja ranką, ai tai rėksiu toliau, nebesistengsiu. Ar vis dėlto, vis tiek žmogus, jeigu jau sugalvoja keisti tą vietą, tai vis tiek keis. Man būtų įdomu, galbūt reikia tiesiog paramos, ar ne, iš šono, galbūt kažkas ne iki galo yra aišku. Tada dažnai būna, kad ateina ar pas mus psichologus žmonės, kad mėginau, nepavyksta. Tai tuomet jau mes mėgini suprasti, kas yra tas dalykas, kas nepavyksta. Kokia yra ta pasirinktas būdas. Nes mes nesame, kartais pamirštam, kad nesame atskirti nuo pasaulio, kad mūsų bet kokie pokyčiai ir visa kita vyksta kažkokiam pasaulyje. Ir ne visada ir žmonėm aplinkui mūsų tie pokyčiai gali būti priimtini, nes kažkas visi įpranta prie tam tikro buvimo, prie tam tikros Simonos, o čia staiga šiek tiek kitokia Simona ir jiem reikia irgi priimti ir kaip būti. Ir kažkam tai nauja Simona ar kitokia, ar kitaip bendraujanti Simona gali būti nepriimtina. Galbūt aš jau nebesakau taip į kiekvieną prašymą, kartais pasakau ir ne, nes dabar nenoriu, arba man nenoriu tiesiog. Ir kažkam kitam reikia priimti. Tai jeigu ta aplinka gali tikrai duoti to grįžtamojo ryšio, kuris atrodo, kam čia stengtis, jeigu vis tiek kiti aplinkui, tačiau reikia suprasti, kad taip aplinka duos, bet augimas tai, ar pačiam bendrai geriau, mėginti ir kitaip būti ir sureaguoti kitaip. Koks tas jausmas yra, kai pagauni save ir kažkaip kitaip padarai. Ir tai atrodo tarsi išlaisvina kartais ir netgi įkvėpia kitaip to oro tame buvime. Pagalvoju, toje vietoje labai tų gerų minčių pasidalinai apie aplinką. Kai tu keitiesi, keičiasi ir aplinka, arba aplinka nori likti tai pačiai stagnacijoje, ar ne, kas labai jiems patogu, tarkim. Ir tam žmogui tenka rinktis ir kartais tikrai klientai, ir pas mane ateina ir sako, noriu čia su vyru spręsti santykį, bet noriu ir nemokėti ten pasakyti ar dar kažką. Ir atrodo, tada tu net sakai, bet žinai, kad santykis gali nenueiti taip, kaip tu tikiesi, ar ne, tame pokytyje. Tai kaip įveikti tą turbūt baimę tarp santykio praradimo, nes kai kurie tikrai gali nulemti praradimą santykio, griuvimą santykio, nes žmonės nori, kad tu būtum gal ten tam tikrų būdų, ar ne. Ir baisu, likti vienam atrodo, likti su savo pokyčiu, bet vienas, ar ne. Kaip įveikti tokią baimę šitoje vietoje? Tikrai nelengvas klausimas ir iškyla gana dažnai, aš kaip visada sakau, o jeigu nėra baimės, ką tada mes renkamės? Jeigu mes atidedam kažkokiu būdu, pamėginam baimę atidėti šiek tiek iš šoną, ką aš norėčiau, jeigu baimė nebūtų tas dalykas, kuris mane veda. Ar baimė kažką padaryti, ar baimė kažko nepadaryti. Jeigu aš taip iš šoną atidėsiu, kas tada? Tai tokių įdomių gali duoti mums supratimų apie mus pačius. Ir kartais tikrai gali reikėti ir rasti tų priežasčių, kodėl ta baimė yra, nes, tikrai atsinešam labai daug dalykų iš savo ankstesnių patirčių, kaip augom, kodėl norisi būtinai išsaugoti, tačiau
reikia leisti žmonėm ir nustebinti mus, nes kartais augimas, taip, keitimasis yra nežinomybė ir nebūtinai tas galutinis rezultatas bus tos, kokio mes tikimės, tačiau tuo pačiu mus gali ir nustebinti. Ir tiek kiti žmonės nustebinti, tiek mes patys save galim nustebinti, kad o iš tikrųjų ir nebuvo taip baisu. Arba tas rezultatas, kuris įvyko, kad ir koks jis būtų, irgi nėra baisus. Čia kas yra baisiau? Ar likti į kažką savo įsivardinus, dėl ko mes keičiamės ir kas norėtumėm, kad būtų kitaip, kas yra baisiau? Ar likti tame pačiame, ar tą kažką naujo pradėti? Ir kartais žmonėm tas toksai pagalvojimas, kad oi, bet nenoriu aš tame pačiame būti. Vadinasi, reikia su tuo neužtikrintumu ir galbūt reikėtų ir paramos iš šono judėti ir tuo pačiu gauti ir to palaikymo, kaip ir su aplinka bendrauti ir kaip tame išbūti ir padėti ir tiem artimiesiam. Tai galvojant apie tą vidinį augimą, kokie klausimai galėtų žmogui padėti susivokti, galbūt labiau ar čia jau man laikas keistis ar ne? Kaip su savim va čia tą vidinį pokalbį kažkokį paturėti? Man atrodo, kad jeigu jau kyla toksai, bent jau tas ir pamastymas, ar reikėtų man čia kažką jau daryti ar ne, rodo, kad kažkas galbūt ne visai veikia. Ar galbūt ne visai patinka, kaip jaučiuosi, galbūt nepatinka, kaip elgiuosi, galbūt nepatinka, kaip gaunasi, kad aplinka į mane reaguoja ir jaučiu, kad kažką reikėtų daryti. Tai man atrodo, tai jau yra toks tam tikras indikatorius, kad kažkas jau kirba ir judėti, tas jau pirmas noras yra, ar ne? Ir tuomet turbūt svarbus klausimai yra, kodėl? Kas dabar mane skatina judėti? Ar tai yra kažkoks jausmas, nuo kurio aš noriu pabėgti? Ar tai yra kažkokia mano dalis ar elgesys, kurios aš nemėgstu, irgi noriu nuo jos pabėgti? Gerai, ką tai reiškia, iš kur kilo jausmas, visą kitą, savo įsivardinti, dėl ko tas pokytis. Ar dėl to, kad man kažkas pasakė, kad tu čia esi piktas ir dabar keiskis. Ir ar tai kažkas kitas pasakė. Tai tikrai reikėtų tokio sustojimo ir pasibuvimo su savim ir nebūtinai skubėti ir įsivardinti, kodėl aš keičiuosi, ar ne. Galbūt buvo tiesos tose žodžiuose ir aš tikrai norėčiau į situacijas reaguoti kitaip ir ko man dabar reikia. Tačiau ir kitas klausimas būtų, tai gerai, jeigu aš jau sugalvojau, nes, ten, gal jausmas, gal dar kažkas, gal iš vidaus pajaučiau, kad, tai kaip aš anksčiau kontroliuodavau dalykus, dabar ne visai taip veikia ir norėčiau dirbti kitaip, ateina iš savęs, koks tikslas to pokyčio. Nes jeigu mes būsim tokiam neapibrieštam, kad aš norėčiau būti gražesnis, pavyzdžiui, ką reiškia gražesnis? Visiems labai skirtingai, kada aš žinosiu, kad aš jau esu gražesnis, ar ten raumeningesnis, ar dar kažkoks žmogus. Tai mums reikia toks labai neapibrėžtas dalykas, neaišku, kada sustoti. Tai kada mes žinosim, galbūt, kad mes pasiekėm tą dalyką, kurio mes norim pasiekti. Ar galbūt mes su partneriu daugiau laiko leidžiam ir kažkaip fainesni pokalbiai tampa toks mano tikslas ir galbūt tą pasiekiau ir žinau, kad pavyko, ar ne? Tai turėti tokį tikslą, iš kur ateina, ar tai ateina iš noro pabėgti, ar iš noro judėti, ar iš noro tiesiog nebėgti, bet būti kitaip ir koks yra mūsų tikslas, ar ne? Ir ar mes galim, kitas dalykas, patys, ar jaučiam, kad galbūt tie pokyčiai reikalauja ir tam tikro palydėjimo ir galbūt reikės mums ir specialisto, ar kažkokių artimų, ar kitų draugų pagalbos, nes man atrodo, mes kartais pamirštame, kad mes turim tą aplinką ir esame bendruomenės dalis. Tai jeigu mes keičiamės, kartais ypatingai lietuvių, toje mūsų visuomeniai yra toksai įskiepytas dalykas, tu tik niekam nesakyk, ką tu dabar darai, ar ką tu dabar sugalvojai, nes jeigu nepavyks, tai ką dabar visi kiti pagalvos. Tačiau vis tiek turim aplinkoje žmonių,
pasisakyti, kad, aš dabar iš tikrųjų dirbu ties tuo, kad aš norėčiau kitaip reaguoti, kai man kažkas išsako pastabą, aš norėčiau nepradėti kažkaip pykti ir sureaguoti atgal su kažkokia replika, ar ne? Ir aplinka tuomet gali mum irgi padėti. Ir tiek specialistas, jeigu mes pas psichologą ar psichoterapeutą nuėjom, tiek ir mūsų aplinka gali padėti kartu, nes tik toje aplinkoje mums pavyks pasirepetuoti ir pasikeisti. Tai taip, kad sakyčiau, dar įveiklinti aplinką, kas irgi gali būti labai baisu, gali būti tikrai toks didelis pastiprinimas ir palengvinimas tos pokyčių kelionės. Čia toks, mano, ir norėjau sekantį klausimą, bet dabar jau iš dalies kažkur atsakyti, ar ne? Tai vat suvokiau, supratau, noriu keistis, jau radau, noriu augti, noriu kažkokį pasiekti tą tikslą, tai girdžiu įveiklinti aplinką šiek tiek, ar ne? Ką dar galima daryti, kas dar gali, nes atrodo, tikrai žinių labai daug, bet ką aš galiu dar padaryti, vat savo ten esamoj vietoje, ar ne, kaip pradėti tą pokytį. Čia kaip kartais sako žmonės, tik man nesakykit, kad tiesiog eiti ir daryti, ar ne, tik nesakykit eiti ir daryti, bet dažniausiai tas ir būna tie patarimai iš kitų, tu tiesiog pradėk daryti, nes kai jau kažkam pasiseka, pamirštam, kaip mes pradėjom tos dalykus daryti, tai galbūt tas, kaip tos pokyčius pradėti daryti. Ir pradėjus daryti, nepabėgti, kai darosi sunku ir išbūti. Kaip minėjau, sustoti arba nieko nedaryti ir išmokti pajausti tos jausmus ir kaip juos nusiraminti ir tą nerimą nuraminti. Tačiau per veiksmus pradėti. Tai aplinka gali būti, ir kas psichologas gali padėti, kažkokie pirminiai dalykai, žiūrint koks klausimas ar ne, tačiau daryti. Jaučiuosi, noriu daugiau draugų, noriu pasikeisti, kaip aš bendrauju su žmonėm, reikės eiti. Kitaip greičiausiai nepavyks, reikės eiti. Ir ką tada daryti toj situacijai? Na gerai, kažkas per tą tokį nepatogumą pereiti ir kažką užkalbinti, su kažko pašnekėti. Ir eiti ir tik tais per tą tokį ėjimą gali pavykti tos savo raumenis bendravimo ar kažkokio kito pasimokyti. Tai gal tokį pabaigai norėtųsi iš tikrųjų paklausti, tai žmogus jau nusprendė, juda kažkur ar ne, gal nejuda tokiu tempu, kokiu norėtųsi judėti, nes irgi čia labai svarbus turbūt aspektas. Ką norėtųsi palinkėti tokiam žmogui, kažkokia tai, ar kas svarbu galbūt šitoj kelionėje, augimo kelionėje būtų? Atjauta savo. Tas, kai mes augam ir pradedam suprasti dalykus apie save, kartais sužinom galbūt, būna tas ateina toksai dalykas, o kodėl aš nepadariau anksčiau. Tai ta atjauta savo ką reiškia? Tai, kad tai, koks aš buvau žmogus prieš metus, lėmė tai, koks aš esu žmogus dabar. Ir koks aš žmogus esu dabar, lems tai, koks aš iš tikrųjų prisidės prie to, koks aš būsiu žmogus už metų. Tai tas pasakymas, ta atjauta savo ir tas patikėjimas, kad aš esu dabar pakankamas, tai yra, toks gali būti labai, ir pastiprinantis dalykas, kad ir kartais sunku tuo patikėti, tačiau žiūrint į savo tą kelionę ir save šitą momente pajaučiant ir padėkojant, kaip buvo anksčiau ir kur dabar atsidūrei ir kad ateities aš greičiausiai irgi žiūrės ir padėkos savo dabartiniam aš, vadinasi, koks aš esu dabar ir kaip aš judu, yra pakankama ir viena koja už kojos po truputį ir judam. Tai ačiū labai, Simona, ačiū labai už pasidalintas įžvalgas, įdomius pamąstymus, iš tikrųjų, manau, čia ne vieną palėtėm šiandien kalbėdamas, nes kiekvienas žmogus nori augti ir tobulėti turbūt kažkur, tai čia labai svarbi šita tema. Tai ačiū labai, kad atvykai su manim pasikalbėti. Prašau, labai malonu. Jeigu jums patiko tai, ką girdėjote šiandien ar kitose mūsų tinklalaidėse, kviečiu pamėgti mūsų YouTube kanalą ir sekti naujienas.